Laba diena. Esu Skaidra Vaicekauskienė iš Informacijos technologijų mokymo centro. Ir norėtume pratęsti Adobe Photoshop pamokėlės šiandien pašnekėsime apie teksto rašymą ant kreivės. Kaip tik dabar prasideda kalėdinis laikotarpis ir norėsite pasidaryti gražius Photoshop'e sveikinimus, tai mes pabandysim šiandien vieną tokią atvirutę ir parašyti. Ir būtent su kreivė, su tekstu ant kreivės. Tai atsidarome Photoshopo programą. Photoshopo programoje mums pirmiausia reikia nusipiešti kreivę, o toliau ant tos kreivės užrašyti tekstą. Kreivės piešiasi su plunksnos įrankiu. Plunksnos įrankis yra skirtas būtent kreivėms piešti. Kaip mes ten piešime ir kokia ta kreivė bus ir figūrą mes turime nustatyti viršuje parametrų juostoje pats arba šį. Jeigu parinkta pats, tai jūs tiesiog nupiešite kreivę ir viskas. Jeigu jūs išsirinksite šiaip variantą, jūs sukursite naują sluoksnį ir tas sluoksnis bus pagal tą formą, kurią jūs nusipiešite. Yra dar pasirinkimas pixels, kuris pilkas. Pikselius iš karto rastrinius sluoksnius galėsite piešti tik tuomet, kada išsirinksit kažkurią iš standartinių figūrų. Tai mūsų atveju tekstui rašyti reikia išsirinkti path, kad piešime tik tai kontūrą ir tiesiog kažkokį lenktą kontūriuką mes nusipiešime. Kuomet jau tą kontūrą nusipiešim, galime pasiimti įrankį ir su baltą įrankį Direct Selection, kuris skirtas mazgelių taisymui, arba visą kelią patraukti su Path Selection Tool arba su Direct Selection Tool. Galime tiesiog tam tikrus mazgelius paimti, pataisyti, paredaguoti, jeigu jums ta kreivė turėtų kažkaip kitaip atrodyti. Kada mes tą kreivę paredagavome, mes ant jos užrašysime tekstą. Teksto rašymui, kaip visada, imame tai įrankį. Su tai įrankiu, kada prieiname pakankamai arti nupiešto kontūro, keičia įrankis savo vaizdą, spragtelim ir rašome tekstą. Kada ateis, pamečiau, kada ateis kalėdų senelis. Taip, galime pasižymėti, galime pasikeisti tą šriftą, šrifto dydį, jau čia aišku, gal netilpo. Šrifto dydį, šrifto spalvą pasirenkate kaip eilinį šriftą, pasižymėję tekstą ir viršuje parametrų juostoje. Toliau, jeigu jums reikia pastumdyti, galite dar ir pastumdyti ir pakoreguoti šitą mūsų kreivę. Jeigu reikia panešti viską, galite jau nešti kaip visas sluoksnis su nešiojimo įrankiu, galite imti tik tai Path Selection Tool ir su juo nešioti. Dabar pasirašyti vieną, jeigu kyla noro dar vieną pasirašyti, galite nusipiešti dar vieną kažkokią kreivę ir pasirašyti ten, ką nors laukiam. Ne, tai sprakteliam, laukiam. Jau turite du tekstus, tai atskiri du sluoksniai, vienam ir kitam tekstui, juos susinešat, susidėliojat, taip kaip norite, tai jau puikiai galite rašyti įvairiai išlankstytus tekstus, įvairiai išlankstytus pasveikinimus. Jeigu dar mums kyla noras įsikelti logotipą, tai darome tą su Place komanda. Jeigu reikia įkelti tik tai visą pilnumoje logotipą, tai naudojam komandą Place Embedded. Jeigu reikia įkelti tik tai nuorodą tą failą, naudojame Place Link. Place Embed, padarom Place Embed, aš jau turiu pasiruošusi TMC logotipą, įsikėliau, jeigu man netinka spalva, galiu tą spalvą pakeisti naudodamasi sluoksnio spalvos pakeitimų, FX ir Color, ir ten išsirinkite kažkokią kitą spalvą, FX, Color, ne, Color overlay, kur galite išsirinkti kitą spalvą. Tai galima šviesę kažkokiai man neįti. Ok.
ir turiu kitą. Jeigu nebereikia tos spalvos, aš galiu užmerkti tą efektą, turėsiu vėl tokią spalvą, kaip buvo. Tai geriau nežaiskite su kibiriuko įrankiu ir nepilkite, nes jums tas kraštas visą laiką pabėgs. O šiuo atveju jūs visada galėsit greitai pakeisti jūsų sluoksnio spalvą. Tai šiandien tiek. Kurkite gražias atvirutes su kalėdomis. Kitą kartą per kitą pamokėlę galėsime paimti nuotraukėlę su eglute, parašyti sveikinimą ir padaryti, kad kažkur liksėtų kažkokios žvaigždutės ar šviesytės. Tai čia ateinančiam kartui. O tam, kad išmoktumėt ir valdytumėt Photoshopo programą, siūlau gruodžio 1 ateiti, užsiregistruoti į nuotolinius Adobe Photoshop pagrindų kursus. Tai bus 3 vakarai po 3 akademinės valandas, tai 3 antradieniai, kai sustiksim nuotoliniu būdu, išmoksim pagrindinius įrankius Photoshopų, pagrindinius spalvinimus ir sluoksnius ir jau tada galėsi savo visiškai lengvai ir laisvai gaminti gražias tokias atvirutes Adobe Photoshop programa. Tai iki malonių susitikimų kitose pamokėlėse arba nuotolinėse mokymų.